Labas rytas. Šiandien yra šeštadienis, ankstus rytas ir šiandien pasiėmam kartu jūs į kaziuko mugę. Ir važiuojam ne kaip pirkėjai, bet kaip pardavėjai. Tai daug kas galbūt nežino, bet mes liejam savo rankų darbo bičių vaško žvakes spalvotas, įvairių formų. Žodžiu, paįvairinti interjerą ir sukurti namų jaukumą. Mūsų brandas vadinasi Flamela. Ir sugalvojau, kad noriu parodyti visą procesą, kuris vyksta, kitaip sakant, nematomai. Tai smagaus žiūrėjimo. Atvykom į savo vietą, Šiaulių bulvare. Šiandien visas veiksmas vyksta Šiaulių bulvare, Šiauliuose. Tai vieną dieną ir aš kartu galiu pasakyti, kad nepasirašiau su apranga pakankamai, pamiršau šaliką ir pirštinės. Nors šiaip praneša labai gražią dieną, saulėtą, bet vėjukas vis tiek toks atšiaurus yra, tai tikiuosi, kad įlendus į palapinę pastatytą bus daug šilčiau. Bet kitą savaitę važiuojam visam savaitgaliui į Vilnių, tai būtinai pasiimsiu atsargai šaliką, pirštinės ir dar kokią geresnę aprangą, šiltesnę. Dabar vyks įdomiausias etapas, eisim aprėpti palapinę. Palapinė aprengta. Galutinis rezultatas, jau apturėjom ir vieną klientą. Taip va. Priekybą jau pradedam. Žiūrėsim, kaip seksis. Aš tiesiog pasilgau pats kokį kartą atsikelti, išsimiegoju šeštadienio rytą, pasidaryti arbatos, papusryčiavus ir išeiti į bulvarą pasivaikščioti. Jo, man tai labai patinka šiaip pamokas pasivaikščioti. Netgi kai dalyvaujam, tai kartais pakaitom išeinam pasižiūrėti, kas gero, žodžiu, kas kuom prekiauja, kokiais rankdarbiais. Bet pasiilgom to tiesiog tik pasivaikščioti, nes dažniausiai negalim labai toli nueiti nuo savo palapinės, tai apžiūrim gal kokį penktadalį visos mugės. Pastiprinimas. Nori paragauti? Bet labai skaniai. Kiek nezuikučiai kainuoja? Taigi po 8. Kiaušiniai po 5. Oho, 2 pirk 16. Nu? Kuris 12 sakė? Šitie po 12. A, šitie po 12. Yra šiaip ir kitokios spalvos, jeigu daugintume kažkur. Mes turim vat ražytas, širdutės su ražytom arba tik širdutės. Širdutės tai tik tokios, o šitų yra kiti spalvų variantai. A jūs čia bičių vašką, kaip sakė? Viskas iš natūralaus bičių vaško. Nu, aš norėčiau raudoną su
su oranžiniam, pavyzdžiui. Bet čia tikrai iš medaus tuo. Iš natūralaus bičių aš galite pauosit bet kurią žvakutę, kurią tik randat visos. Ne? Ačiū jums. Gavau dovanų. Atnešė sėkmė. Žiūrėjau fainai. Sakė, kad pradžiuginu. Kažkam nuotaiką pakeliu. Kaip jauties? Fainai. Kažkaip per kiekvieną mugę gaunam vis dovanų, atkreipia dėmesį. Ai, jau rimtai. Nu, visada kažkas atneša. Kažką gerai reiškia darai? Mes darom gerai. Pietų pertrauka. Susikonstruotas staliukas. Kol aš laikau frontą, apsikeitėm. Jau pavargau. Pavalgėm pietukus. Tai kažkaip norisi dabar man pakristi ir prigulti. Nežinau, kaip reikės Vilniui ištraukti iki pat vakaro. Čia tik tais repeticija yra. Čia tik apšilimas. Nieko. Aš kai sakau, kad kuo daugiau žmonių yra, kuo daugiau perka, tuo daugiau nėra laiko nuvargti ir tik tai džiaugiasi ir esi kažkokia ekstazija. Mūsų zuikučių ir kiaušinukų jau Velykom nebeliko. Tai iki Vilniaus turim porą dienų. Sakėm, reikės užsilieti. Manėm, kad eis, bet negalvom, kad taip greit išpirks. Dominika dar pradėjo veikti alergiją. Nežinau, kas jau žydi, bet kažkas reiškia žydinės. Šiandien prekyba Šiauliuose oficialiai uždarom. Viskas, jau važiuojam namo po ilgų darbų. Šiaip nebuvo tokia ilga diena, bet nežinau, nuo pat tada, kai laukios, tai labai noriu, jis mane stipriai hitina. Tai žodžiu. O čia tik apšilimas dar prieš kitą savaitgalį. Tai tik apšilimas buvo. Visai normaliai prekyba šiaip praėjo. Galėjo praeiti geriau, bet tikrai ta prasme nesitikėjom, kad taip vidutiniškai pasiseks. Aišku, manau, dar labai didelį poveikį padarė tai, kad buvo žiauriai geras oras, apart to, kad buvo vėjukas toks dar žieminis, bet tikrai dabar ir saulytė švietė ir jokių kritulių nebuvo, tai jau po truputį kovo pradžiai, sakyčiau, tai labai faina pavasarinio oro signalizuojantis, žodžio, oras buvo. Žodžiu, labai puikiai, fainiai išėjo, kad per pus perskeliam realiai palapinę. Ir kitą savaitgalį važiuojant į Vilnių, kadangi šitą autobusiuką skolinamės iš mano tėvų, tai labai džiaugiamės, kad galėsim neužtrukti tiek ilgai su palapinės surinkimu, kiek va šiandien užtrukom, nes palapinė perskelus pusiau puikiausiai savo telpa į tokį didesnį autobusiuką. Realiai tik, pusė jau surinkti yra, mums reikia išsimesti ją ir iškart susirinkti. Tas dvi dalis sujungti. Taip, tai va. O tai labai pagelbėjo, kai mes važiuojame į nežinomą vietą ir pirmą kartą dalyvausim, skaityk Vilnių. Jo, tai dabar atsisveikinam ir susitiksim Vilniaus kaziuko mugėje. Nu ką, prasideda antrasis mūsų savaitgalis ir važiuojam į Vilniaus kaziuko mugę. Aišku, žinoma, dabar pradžiai tiesiog pasikraunam. Yra kas už mane krauna. Taip, bet tiesiog taip pasikrauna mašiną, šiaip taip. Nu ką, patruputį pajudam iš Šiaulių ir šnekam, kad paliekam, iš tikrųjų pasiskolinam šitą autobusiuką vėl ir paliekam savo toje čikę su pora išmestų lempučių, sakom, nu tai va, dabar, kaip ten sakei?
sakant, ateikit, pirkit ir paremkit mūsų automobilio remontą. Taip, sakom, turim dabar tikslą, kam reikia užsidirbti. Tai va, reikės vežti pirmadienį į servizą mūsų mašinikę. Pirmadienį nepriims, antradienį? Ne, jo, antradienį, tai pirmadienis nedarbo diena. Na, žodžiu, bet va, toks važiuoji ir gyvenimas ištinka. Šiaip ir šitą autobusiuką jau pasiėmėm iš servizo irgi ir jisai irgi, kaip ir ta prasme, neaišku, ar čia viskas su juo dar iki galo sutvarkyta. Tai taip pat ir važiuojam. Ženklai visi rodo, kad seksis puikiai. Atvykom iš vakaro, apsustosim šiandien pas draugus mūsų. Labai fainai, kad priemo. Bet draugų dabar nėra, tai einam įsibrauti jų namus. Tada! Jauskitės kaip namie, greit grįšim. How cute is that? Čia mano mėgstamiausi guminukai. Labas rytas. Pasiruošimas dienai. Gavom leidimą pasistatyti automobilį. Na ir dabar važiuosim maltis kartu su kitais mugės dalyviais. Žodžiu, atvažiavom į vietą ir mūsų vietai kažkas pasistatė palapinę. Ir neina sukontaktuoti su žmogum. Tai va, tai dabar davė mums naują vietą. Turėjom tam stovėti. Bet dabar stovėsim per porą vietų. Noriu parodyti, koks bardakas vyksta visam Gedimino prospekte. Mašinas jau vos pravažiuoja. Labai džiaugiuosi, kad mes anksčiau atvažiavom. Yra šiek tiek nepasitenkinimo. Nes šiaip kažkaip pagalvojus, kad tokio dydžio renginys Vilniuje, kaziuko mugė 3 dienų. Ir visiems buvo svarbiausia išsiųsta, kad elektroniniai laiškai, kad būtinai turėkit sutartis, nes senai yra nurodyta vieta, viskas. Tai žodžiu, tai labai keista, kad vakar, kas jau buvo atvažiavę iš vakaro susirinkti palapines, kad organizatoriai netikrino sutarčių ir tada, kai atvažiuojame mes su savo sutartim ir rodom, kad čia yra mūsų vieta. Ir organizatorius nieko negali padaryti, nes tų, kas pasistatė mūsų vietai, ta prasme, nėra. Ir nebus greičiausiai, nes tik nuo 12 prasideda prekyba, tai čia jau iki to mes turim pasistatyti. Na ir tiesiog, ta prasme, nėra kaip sukontaktuoti. Mums tai dėl pasikeitusios vietos, tai mums visiškai nesvarbu. Mums čia tiesiog, ta prasme, tas chaosas, į kurį to jau važiuoja ir dar, ta prasme, neaišku, ar tu vietą gausi savo. Ir vat negavom. Tai kažkaip norėtųsi, ta prasme, kad kažkaip organizuočiau žodžiu viskas. Mašina pastatyta, šiaip netaip radom. Ir dabar keliaujam link mūsų mugės vietos. Ir štai atkeliaujam. Labą dieną. Labas. Po truputį pilnėja. Galutinis vaizdas atrodo štai taip. Labai spalvingai. Kas atidaryta? Kėvytė geriama. Žodžiu, pradedam savo penktadienio darbo dieną. Šiaip labai gražus oras, labai faina, tai daug žmonių šiaip praeina, pasivaikšto ir pasigražina mūsų žvakėmis, tai labai faina girdėti kaip visada tos komplimentus. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Nėra pirkėjų.
gal tų vaikų neleidžia. Įjungėme fabriką. Nematytos formos. Tiesiog gražu. Ačiū tau. Čia į kiekvieną maišiuką mes dedam lankstinuką, šiaip apie mamas pasiskaityti, apie bičių vaško naudą, jeigu žmogus kartais nebuvo supažindintas pirkimo metu. Ir žinoma, žvakių sūpų. Trumpam palikau Dominiką ir išėjau pasivaikščiot po kaziuką. Pareina jau su gėriu, su tinginių skoniais jau įvairiausiais. Galėsim skanauti. Noriu pasižiūrėti, kokia reakcija bus Dominiko. Imt ir reik naikint. Aš stebiu. O ko aš įskris? Čia, žodžiu, nupirkau karamelinį. Čia Rafaelo, o čia Snickersas. O savo kažką nusipirkai? Na, žodžiu, tai... Aš noriu tą šeimininkę pasveikinti su kovo 8. Atpažino mane. Atpažino? Ja. Tai žodžiu, tai sakau, turi tinginių mylėtoją, sakau, galėsim ragauti. Kol kas sekėsi labai gerai. Dar tas nebuvo savo. Nesusilaikė, nupirka, muminamus, dubenėlį tokį fain. Ir jas galima dapus, sakė plakų. Jo, nes jie visi išglazuruoti. Kokie bačiukai, žiūrėk. Labai daug veiksmo, tai ilgą laiką nefilmavau, nes buvo labai daug klientų, bet dabar Švenčiam. liko 2 valandos, 2, ne? Jau pavargom, šaltis jau pradėjo veikti, Jum. bet ir žmonės matosi, kad jau labiau praeina, negu sustoja pirkti. Jau pradėti. Daug kas apsižiūri ir sugrįžta kitą dieną. Nu, pavyzdžiui, sako, sugrįšim rytoj. Ir patirtis rodo, kartais grįžti. O kartais ne. Nu, kad mes su veidus įsimetu. Šiandien jau buvo atėjus ta pati moteris. Abu 2 kartus pirma. Tai labai fain. Tai viena netgi praėjo visą mugę. Ir vis tiek sugrįžo pas mus. Čia mus labai vertina. Jo, nes mugė ilga. Labai. Jau tamsu, praktiškai 7 vakaro. Ir tas labai jaučiasi, kai vat kiti pasirūpina apšvietimu. O mes vat nelabai. Tik tais kiek nuo gatvės turim. Kažkaip šiaip negalvojau, kad taip sutams. Ir kad gatvės apšvietimas taip neapšvies. Nežinau, kažkaip pramazinom su apšvietimu. Mistakes were made. Bet sakėm, kad greičiausiai nebusim iki 8, nes žiūrim, kad daugelis irgi pakuojasi. Žmonės realiai net nebepraeina, nebesustoja, tiesiog eina su kažkokiu tikslu ir greitai taip praeina. Geriau visada pataupyti jėgas yra kiek kitai dienai. Šiandien oficialiai užbaigiam prekybą. Šiek tiek pusvalanduko anksčiau. Jūs pasižiūrėkit, kaip šalta. Nuo kurio pradėjai? Ar tu pradėjai? Ne. Tiesiog čia, kur parsivežėm iš kaziuko šiandien tos tinginius. Nu, tai kurį nori. Tai žinai, tai čia yra Snickersinis naudas, ne? Čia karamelinis, o čia Rafaelo. Nu, Rafaelo, tai. Nu. Aš tai galvoju, jas visus prieš parkam. Ar ne? Tai nebūčiau pirkas, Tai koks tikslas? Tai tau paragau. Ką? Nu, Rafaelo, ne? Nelabai? Ai, va dabar. Bet dabar jis nelabai kažko skiria, žinok, nuo balto, to paprasto. Tik tas tiek, kad tų kokos yra. Na, jis labai lengvai, tiesiog čia kokos yra. Nu.
Čia bus karamelinis, ar ne? Snygiosas, ne? Šis žiauriai jaučias. Šis žiauriai jaučias. Iš karto. Dabar vieną ragaujam, draugai už ekraną filmuoja. Ir čia karamelinis, ne? Čia karamelinis, jis švelniausias toks. Panašiausiai klasikinis. Bet skanus labai man. Man tai snygiosas toks keist. Aš galvoju, kad snygiosas bus tiesiog su snygiosą gabaliukais, bet aš žiūriu, kad jis tiesiog su riešutukais ir su Man snygersinis labiausiai. Skaniausias? Ai, paskutinį paėmė. Ta prasme, ne paskutinį tinginį, bet tiesiog paskutinis nuosprendis buvo jį paėmė. Ai. Turiu dabar įram draugus pavaišinti. Kaip nuotaikas? Neklauskai. Dominikus veikia alergija pavasariniams žiedams. Ir labai nesmagu, kai tu išgeri vaistus, susipurškinuosi, įsilašini jėkius, žodžiu viską ir jie tiesiog nelabai padeda, kai tu visą dieną turi prabūti realiai kontaktą su alergenu. Labai liūdna, tikiuosi išgyvens. Atvažiavom į vietą. Šiandien oras šiek tiek apsiniaukęs. Einam darbuotis ir dėlioti ekspoziciją. Nu ką, pradedam antrą dieną. Įsikūrėm. Dominikui tik labai prasta savijauta. Man rodos peršalo jisai vakar. Žodžiu, įtariam Dominikui peršalimą. Tai Dominikas nuėjo iki mašinos pailsėti. Aš pasilikau vieną fronte. Labai liūdna, nes dar to šiaip. Matosi, kad žmogus nėra jėgų. Šiaip labai šalta šiandien. Gal dėl to, kad drėgmės labiau ir labai daug žmonių. Bet visi atrodo tiesiog praeina. Ir ne tik pro mus, tiesiog atrodo pro visą mugę tiesiog taip eina ir nenori leisti pinigų. Sveiki. Kokios gražios konkorėžiai, man aš labai mėgstu konkorėžiai. O kiek žinokite tos? Šitos po 6. Čia iš natūralaus bičių vaško. Aš žinau, kad iš bičiovės spalvotas, labai gražiai. O šitos, aš matau. Po 4, dega 8 valandas. Po 4. Man gal reikėtų. Šitos 6-8, dega 8 ir 12 valandas. 4 nebetinka. Šiaip yra dar ta žiauri realybė, kai tenka susidurti ne su savo auditorijos žmonėm, kurie tau tiesiai į akis sako, kad už ką čia tiek mokėti. Na ir tokiems žmonėms dažniausiai niekaip nepaaiškinti, kiek kainuoja formos, kiek kainuoja darbas, kiekvieną tą žvakę išlieti, dažyti vašką, viską gražiai pateikti, investuoti į marketingą, į mugės įvaizdį ir kad vis dėlto tai nėra masinė gamyba, tai yra rankų darbas, o kas galvo, kad tai yra bičių vaškas, vienas iš brangiausių vaškų rinkoje. Tai ypatingai, jeigu ilgą laiką mugėje nebūna jokio pirkimo, tarkim kokią pusvalandį gerą ir būna daugiau tokių žmonių užeina, tai tikrai labai ima kerta per tą nuotaiką, tą pasitikėjimą savimi, tą džiaugsmą parduoti savo kažką daryti. Sveiki! O galima daryti selfie? Žinoma. Ačiū labai. Labai gražu viskas. Ačiū labai. Labai gražu. Bet tada va taip nutinka. Ir kažkaip vėl grįžta nuotaika. Jėzau, mano libaniukas važiuos namučio vis dėlto. Pakeis jį draugę mano. Kažkas turėjo palūžti. Ypač, nes ilga diena dar nusimato. Sveiki sugrįžę. Norėjau sakyti, sveikit, kas grįžo.
Šiandien visą dieną, Sveiki. šiandien visą dieną praktiškai nieko nefilmavau, Sunki diena buvo, gal dėl to. nes jo pergyvenau, kaip čia žodžiu Dominikai daryti, tai Dominikas tiesiog išvažiavo miegoti, o jį pavadavo mano draugė. Kiek laiko buvo? Kokias 5 valandas, manyčiau. Jo, Jo, apie 5 valandas. Bet aš išsimiegojau, sugėriau vaistų dozę. Ir ant galo grįžo. Jo, Užsidarimai. užsidarėm. Šiandien diena šiaip buvo geresnė negu vakar. Nu, ta prasme, jeigu žiūrint iš apyvartos Jo. pusės. Gal tikėjomės geresnės negu, tikėjomės didesnį skirtumą, bet nesiskundėm ir labai džiaugiamės. Jo, vis tiek labai labai gerai. Ir dar laukia rytojus. Trumpesnė diena, bet gražesnė diena ir šiltesnė diena. Tikiuosi, kad Dominikai viskas bus gerai. Tai va. Dar viena baigta diena. Pradedam trečią ir paskutinę dieną. Dabar jau galim kalbėti. Jau ką tik pateliukais išėjom iš draugų ir važiuojam į darbą. Šiandien kokia faina diena. Taip saulė šviečia. Nes vakar buvo šiaip apsiniaukę, tai atrodo, kad netgi kai apsiniaukę, nors ir laipsnių rodo daugiau, bet ta drėgmė, kadangi laikėsi, tai buvo daug vėsiau. Tai šiandien faina, kai saulė šviečia. Šiandien negaliu atsidžiaugti oro ir dabar kol dėliojamės ekspoziciją. Kaip gražiai apsišviečiu visus mūsų žvakutės. Beigeliai, nu kai tikrai saldainiai man. Šiaip kai ateina pirkėjai ir sako, nu formos kokias gražios, bet kaip tą spalvą išsirinkti, aš visada sakau, tai imkite visą po vieną, kad gražiau atrodytų. Nu tarkim, gerai dabar, koks gražiausias tau yra beigelis? Aš tai žinok negaliu išsirinkti. Man jie nebent porom tipo. Porom labai gražiai, bet man jaučiu antras. Antras, ne? Aš su visais aš tiksliau labai populiari nuomonė. Populiari nuomonė, ne? Aš su visais. Bandos jausmas. O jeigu šiaip iš mūsų žvakių, kokias tavo fainiausias? Koriukai jaučiu. Irgi populiari. Irgi Aš populiari. toks pat kaip jis. Man Ne, irgi. šiaip koriukai ir man cilindrinė labai patinka. Cilindrinė. Jo, man patinka Deginimui. deginti. Man tai šiaip tulpas labai gražias. Ir deginimui, ir šiaip tai... Ir žiūri, ilgai deg. Prisimenu vakar jūs tai uždegė, tai Jo. nei pusė nesudegė, o degėme kokias 2 tikrai valandas daugiau. Nu, į kokias 4-5 valandas tai tikrai deg. Ai, va, kas man žiauri gražu. Mūsų naujiena. Ražytas. Žiauri gražiai atranda. Ir jos dar ilgiau negu tos deg. Tai, Nu, žodžiu. mūsų draugų tai mėgstamiausias arbatinės yra kiekvienam vakarui deginti. Jie tokie biški priklausomi, jau žinokit, yra. Vakar dar buvo atėję iš Make Heads Turns, kur gamin visokius pinsus ir mane pakalbino ir padovanojo va tokį va fainą mūsų verslą atspindintį atributą. Tai netgi, kai čia, pavyzdžiui, ateina, nežinau, tarkim, rusakalbiai, tai aš, kadangi rusiškai nemoku, tai kai paklausia, iš kokio čia vaško, aš jam parodyti galiu iškart. Žodžiu, bet šiaip labai faina, labai miela, labai nustebino. Eskimau. Kaip apsivertė stalai dabar, galiu pasakyti. Kaip man žiūrėti šalta. Saulėta, bet visai šalta, ne? Mažiau didesnis šaltas šiandien. 2 laipsniai. Galėtų būti 10. Darbo diena baigta. Yra 5 valandos. Jau po truputį visi pakuojasi. Greičiausiai pirmi pakuojasi tie, kurie važiuoja dar į kitą miestą šiandien. Nes Vilniečiai tai greičiausiai ilgiau dar gal pasiliks pastovėti. Nes šiaip žmonių tai nemažai yra dar.
Nenustamsa. Nusitamsa. Baba. Mano darbas. Oficialiai nešam paskutinius daiktus. Kaip tušiai dabar autobusiuks atrodo, kai palapinė išrinkta. Aha. Ui, nu ką, paėdam namo. Kokios nuotaikos? Noriu namo. Ba, šiaip fainiai praėjo mugė. Tikrai, ta prasme, jeigu ne šaltis ir nuovargis, tai šiaip labai fainiai. Prekyba irgi buvo sėkminga. Tikėjomės gal geriau šiek tiek, bet vis tiek mums viskas yra gerai, kas atsiperka. O mugė atsipirko. Tai va, paskutinė mūsų mugė, žodžiu, buvo, dabar uždarysim sezoną, nes laukiam Leliuko. Ir dar šiandien su Dominiku kalbėjom, sakau, bet pamainom kažkaip, gal pavyks ir kitais metais dalyvauti. Bet blemba, netgi ir jeigu pavyktų, vis tiek tu taip pavargsti ir psichologiškai, ir fiziškai per tas mugės, kad tiesiog vėliau, man, pavyzdžiui, norisi šiek tiek pailsėti, atsistatyti. Tai sunku labai taip pavargusiai grįžti namo ir dar, ta prasme, rūpintis kitu gyvu asmeniu. Save tu pamiršti vis tiek. Dabar yra 6 valandas. Mes pilnai susipakavę, namuose turėtume būti 8:30. 8:30. Norim padėkoti visiems, kas atėjo ir palaikė, ne? Jo, ačiū labai, kas aplaikėt. Labai power upinat mumis. Jau atrodo pavargsti ir tada kas nors ateina ir taip sako, mes dėl jūs atėjome ir tada ujai. Na ir kad šiaip gražų žodį pasakot, vis tiek pralinksminat, žodžiu, pakeliat nuotaiką labai. Kokie mūsų žandai raudoni. Tokie va. O, kaip gera. Nu. Paskutinis pasistiprinimas prieš namus. Laimingi vaikai. Tai su šiom skaniom gaidom ir užbaigsiu mūsų kaziuko mugių vlogą. Ir dar kartą tiesiog noriu padėkoti visiems, kurie šiaip sako nesustoti kurti. Labai tai paragina filmuoti, daryti toliau. Tai vat, ačiū visiems, kas atėjo, kas vertino mūsų rankų darbą. Ir iki kitų kartų. Iki.